Sveiki gerbiamieji. 978 Ukrainos karo diena. Apie frontą nekalbėsiu. Pažiūrėsiu į pasaulį. Arba kaip gali vykti, nežinau, apie pasaulinį karą nekalbėsiu. Bet Karlas von Clausewicas yra pasakęs, kad karas tai tik politikos tęsinys kitom priemonėm. NATO oficialiai pripažįsta, kad Šiaurės Korėja siunčia karius į Ukrainą. Oficialiai pripažįsta, lyg tai anksčiau nesiuntė. Bet, kai vyksta oficialūs pripažinimai, atsitinka ir kiti dalykai. Pietų Korėja susitinka su JAV, Jungtinių valstijų, NATO ir ES atstovais. Pietų Korėja susitinka. Tai yra, tie paskelbė, tie susitinka. Šitie įvykiai yra susiję. Na ką, galima pasakyti, kad Šoigu išskrido į Jungtinius Arabų Emiratus. Apie kažką kalbėtis. Mosadas ir CŽV susitinka Doha, Doha, Kataras, Jungtiniai Arabai. Tai netgi arti laiku ir erdvė susėti įvykiai. Kalba apie Irano ir Izraelio konfliktą. Irakas skundžiasi Jungtinės tautas, kad Izraelis pasinaudojo Irako oro erdvę. O kaip kitaip jisai gali nuskristi? Taip kitko atsakas buvo į priešlėktuvinės sistemas, kas ir atrodė nuo pat pradžių labiausiai tikėtinas. Izraelis pyksta ant Jungtinių valstijų, nes Jungtinės valstijos šnipinėjo Izraelį, o Jungtinėse valstijose įvyko kažkoks nutekėjimas žvalgybinės informacijos apie tai, ką Izraelis ruošiasi daryti. Matote, kai nuteka žvalgybinė informacija, veiksmas, kuris buvo planuotas, praranda netikėtumą. Ir gaunasi tokie pykčiai tarpusavy tarp realiai draugų. Kinija labai pyksta ant Jungtinių valstijų, nes už $2 milijardus Jungtinės valstijos bando parduoti ginkluotę Taivaniui. Vokietija tuo pat metu žada pardavinėti ginkluotę Indijai. Kas vyksta? Po to, kai Šiaurės Korėja siunčia karius į Ukrainą, Jungtinės valstijos mano, kad reikėtų daugiau bendradarbiauti, ir NATO mano, kad daugiau reikia bendradarbiauti su Indijos ir Ramiojo vandenyno valstybėmis. Sakartvelas. Rinkimai. Ir šiaip matome per Marytės plauką Moldova. Toj, kitą savaitę bus labai įdomu Jungtinėse valstijose. Sakartvelas lyg tai pajudėjo Rusijos link. Rusai sako, niekada nesikišom, niekada neplanavom kištis ir niekada nesikišim. Ką? Kada nesikišot? Vapšė. Tarsi apskritai. Na ir kągi, sakant, tame kontekste matome, kad Pietų Korėja labiau nori draugauti su NATO ir JAV. Grįžtant prie Sakartvelo yra mitingai. Rusai iš karto praneša, kad Ukrainoje paruošti snaiperiai yra pasiųsti į Gruziją tam, kad sukelti provokaciją, ir po to jie sako nesikiša. Žinokite, karas vyksta visose plotmėse, ir teisiniai, ir informaciniai, visur. Teisiniai. Baltarusiai sulaikė 26 Ukrainos piliečius. Esmė yra tame, kad jiems galima sufabrikuoti tenai bileką. Tai yra, Baltarusijoje gali sufabrikuoti bylą bet kuriam ES piliečiui už bileką. Labai norėčiau kada nors pamatyti Minską. Turėtų smarkiai kažkas pasikeisti. Dabar tikrai nevažiuosiu. Tai tokia trumpa dienos geopolitinė apžvalga. Geros jums dienos. Ačiū jums už dėmesį.